Mano vardas yra Ieva, aš esu asmeninė trenerė ir grupinio užsiėmimų instruktorė ir taip pat esu kūno kultūros mokytoja vienoje iš Vilniaus mokyklų. Ir šiandieną norėčiau kartu su jumis pamėginti atsakyti į klausimą, kaipgi paskatinti jaunimą. Šiandien kalbėsime apie vaikus, plius minus taip, nuo 5 iki pilnametystės, kaip paskatinti juos gyventi sveikiau. Bet tam pirmiausia reikėtų išsiaiškinti, kas yra ta sveika gyvensena, ir kai aš šitą klausimą uždaviau savo mokiniams mokykloje, man labai patiko vienos mergaitės atsakymas. Jis taip pagalvojo, sako balansas. Balansas gyvenime. Ir tiesą sakant, jinai buvo labai teisi. Nes sveika gyvensena, tam, kad mes jaustumės gerai, tam, kad mes būtume laimingi, tam, kad mums sektųsi darbai ir tiesiog šypsena būtų atveide, mums yra reikalingas balansas šiose 4 srityse. Kiekvienoje iš jų ir tarpusavyje. Tai yra, turi būti pakankamas fizinis aktyvumas, mums yra reikalinga subalansuota mityba, pakankamas ir kokybiškas miegas ir turime išmokti valdyti stresą. Stresas yra neišvengiama šiandieniam pasaulyje, bet mes galime išmokti jį suvaldyti. Ir kiekviena iš šitų sričių labai stipriai daro įtaką ir kitai. Kaip pavyzdžiui, jeigu mes esame blogai išsimiegoję, mums yra žymiai sunkiau atsispirti pyragėliams, saldainiukams ir panašiems dalykams, ir kuo vakaras arčiau, tuo tai darosi sunkiau. Apie sportą iš vis galvoti nieks nenori, kai yra blogai išmiegoję, ir lygiai taip pat mums yra labai sunku įveikti stresinės situacijas. Atitinkamai, jeigu esame gerai išsimiegoję, yra žymiai didesnė tikimybė, kad ir maisto pasirinkimai bus sveikesni, ir galbūt pasportuoti nubėgsim, ar tiesiog išeisim pasivaikščioti, ir kokią repliką viena kita, ar darbas užgriuvęs taip stipriai nesuerzins, kaip taip atsitiktų, jeigu būtų miego trūkumas. Ir kur mes dingome? Atsiradom. Ir kiekviena iš šitų sričių veikia viena kitą abipusių ryšių. Bet kad labai neišsiplėsti, važiuojame ir pabandysiu labai trumpai prabėgti, kalbant apie vaikus, kas yra būtina. Nes apie kiekvieną iš jų čia galima būtų padaryti atskirą konferenciją, turbūt, ar ne, apie kiekvieną iš tą sritį. Bet jeigu taip trumpai, baziniai dalykai, fizinis aktyvumas ir vaikai. Kiekvienas vaikas nuo to momento, kada jis jau gali judėti, jisai turėtų kasdieną turėti bent valandą laiko gerai išsilakstyti. Taip, jeigu labai paprastai, tai tiesiog gerai išsilakstyti ir išsidūkti. Ir vėliau jau atsiranda poreikis ir bent 2-3 kartus per savaitę turėti raumenų ir kaulų sistemas stiprinančias, pavadinkime tai, treniruotėmis. Kol vaikai yra mažesni, tai yra elementarus šokinėjimas, bėgiojimas, tie patys nugriuvimai, įlipimai į medį, karstymaisi, landžiojimai, viską tai, ką vaikai ir daro, jeigu mes jiems leidžiame. Ne? Kai vaikai jau paauga, nėra nustatyto griežtos amžiaus ribos, kada tai galima, bet iš esmės tada, kada jie jau geba išgirsti, kas jiems yra sakoma, ir geba klausyti instrukcijų, jiems jau tinkamos yra ir tokios šiek tiek labiau struktūruotos, jėgos tos vadinamos treniruotės, pradžiai su savo kūno svoriu, vėliau tai gali būti ir svareliai, svoriai, štangos, gumos, ką tik tai mes besugalvojame. Ir aš esu įsitikinusi, kad nei vienas vaikas negimsta sėslus. Ne vienas vaikas negimsta nenorintis dūkti, bėgioti, lakstyti ir judėti. Tai tiesiog mums suaugusiems reikia stengtis išlaikyti tą jų natūraliai įgimtą norą. Paskui pašnekėsim, ką galim padaryti. Čia yra tai, ko mums reikėtų siekti. Toliau mityba. Nepriklausomai nuo to, kokios mitybos strategijos ar filosofijos šeima laikosi, vaikams yra labai svarbu, kad ta jų mityba būtų reguliari ir kad ji būtų kuo įvairesnė. Tam, kad būtų užtikrintas būtinas visų maistinių, baltymai, riebalai, angliavandeniai, medžiagų kiekis. Taip pat yra labai svarbus skysčių kiekis ir nereikia baimintis to, kad vaikas lėkštėje kažką palieka ar kažko nenori. Vaikai dažniausiai jaučia ir žino, kiek jie nori ir ko jie nori, jeigu prieš tai nėra užlepinti
sakykime, ne tuo, ko mes norėtume, kad jie būtų išsilepinę, ne? Bet apie tai irgi šiek tiek vėliau. Baziniai dalykai, vėlgi tas pats balansas, reguliarumas ir kuo didesnė įvairovė. Čia atkreipkite dėmesį, fizinis aktyvumas vis dar išlieka. Toliau, miegas. Mano manymu, iš to, ką aš skaitau, kur gilinusi, ką matau, dirbdamas tais pačiais vaikais tiek mokykloje, tiek sporto klube beje, tai yra viena opiausių problemų šiandieninių, ypač paauglių. Suaugusių irgi, bet šiandien mes apie paauglius, nes tikrai matau labai daug, taip grubiai nuo kokių 13-14 į viršų metų vaikų, kurie vaikšto pasrūvusiam akim, žiovauja ir yra neišsimiegoję. Nes jiems reikia bent 80 valandų miego kiekvieną parą. Tai jeigu pabandyti paskaičiuoti, kada jie turėtų nueiti miegoti, jeigu kelias atitinkamai ten kokią 6 arba 7 valandą, tai aš drįstu stipriai abejoti, kad labai daug paauglių šiais laikais 10 valandą jau būna visas aveles įskaičiavę ir į sapnų šalį pasiuntę, ar ne? Ir kai vaikai yra neišmiegoję, automatu krenta tiek jų mokymosi rezultatai, ar tai būtų lietuvių, ar matematika, tiek jų noras sportuoti, lygiai taip pat jiems tada norisi, mama, aš į McDonald'ą, ar bandelį, ar saldainį, nesvarbu ką, nes reikia papildyti energijos atsargas bet kokiais būdais, ar ne? Ir taip, miegas ir galiausiai stresas ir streso suvaldymas. Pats iš savęs stresas nėra blogai. Jeigu mes galvojam, kad mes norėtume, kad gyvenimas būtų visiškai be streso, tai žinokit, būtų labai nuobodu. Nes reiškia, kad mes neturėtume santykių su kitais žmonėm, mes neturėtume laisvalaikio, mes neturėtume nieko, sėdėtume namie ir be streso. Bet kas yra su stresu blogai, kai jisai yra labai lėtas, ilgalaikis, chroniškas ir pastovus. Nes kai yra nedidelis stresas, va taip kaip šiandien man, truputėlį lengvas stresiukas, ar ne, aš čia mindžikuoju, kažką darau, bet tai mane mobilizuoja, truputėlį suaktyvina širdies ritmą, truputėlį pakelia kraujospūdį ir aš greičiausiai nepamiršiu, ką norėjau jums pasakyti. Bet jeigu mane veiktų ilgas lėtinis chroniškas stresas, aš tikėtina būčiau prastai išsimiegojusi, man pintųsi žodžiai, aš tikrai treniruotės šiandien dar 2 ar 3 nebepamenu, nebeičiau ar nebenorėčiau jų vesti. Ir jeigu mes galvojame, kad vaikai streso nepatiria, nes kokie ten darbai, paskolų nėra, tik uogos ir braškės, viskas faina, mokyklai draugai, ne. Jiems yra didelis stresas, jie turi pritapti, keičiasi jų kūnas, santykiai mokykloje, santykiai darželėje, kažkas kažką atėmė, kažkas kažko nedavė, kažkas kažką pasakė. Ir net jeigu suaugusiems tai atrodo juokinga ir ne problema, vaikų pasaulyje jiems tai yra pakankami stresoriai. Ir jeigu, pavyzdžiui, vaikas namuose, tarkime, tėvai nuolat pešasi, mokykloje kažkas tyčiasi, namų darbų labai daug, dar jeigu jis yra neišmiegojęs, mityba nepilna vertė, jis yra fiziškai pasyvus, turime fantastinę puokštę ir potencialų lygų maišą ateityje. Taigi, mums reikėtų stengtis, kad vaikų aplinkoje būtų kiek įmanoma mažiau to chroniško, lėtinio, ilgalaikio streso šaltinio. Ir kai aš taip kalbu, viskas skamba, labai gražiai. Padarom, ateinam, sutvarkom ir turim. Bet nežinau kaip jums, man panašių situacijų yra buvę, kaip šitam paveiksliukė. Mama sako, eik pažaisk į lauką. Iš šaudyklės persijungia į kokias nors lenktynės kalnuose, arba čia, puikus oras, išeik pažaisti kiemą. Taip, jisai išėjo pažaisti kiemą, o ką ne? Į kiemą išėjo pažaisti. Tiesa yra ta, kad kol vaikai yra maži, didžiausia įtaka jiems daro tėvai. Vėliau, kai vaikai pradeda, tėvai šeima, vėliau, kai vaikai pradeda augti, ta įtaka iš šeimos mažėja, pradeda augti draugų, mokyklos, žiniasklaidos, medijų, tiktokų, ką tik sugalvosim įtaką, kur mes jau kontrolės turime labai mažai ir kuo toliau, tuo mažiau. Todėl reikia stengtis lenkti medį, kol jaunas. Ar ne? Tol, kol mes... Labai nesigirdi kita konferencija. Ar galite biškį patylinti? Aš negaliu, žinokit, negaliu, nes nevaldau.
čia reikia, aš pasistengsiu biškį tyliau kalbėti tada. Taip, tai mums reikėtų stengti susitelkti į tą vaikų amžiaus tarpsnį, kiek galime, kol mes turime kontrolę, kol mes galime daryti jiems įtaką, kol jie mūsų klauso. Ir kągi rodo tyrimai, kad nepriklausomai nuo vaikų amžiaus, vėlgi aš kalbu grubiai nuo 5 iki 19 metų, kalbant apie fizinį aktyvumą tiek vaikams, tiek paaugliams, yra labai svarbu jausti teigiamą palaikymą ir paskatinimą iš tėvų. Ir tai tikrai nėra taip. Čia nėra palaikymas, paskatinimas ir padrąsinimas eiti sportuoti, eiti kiem ar būti aktyviems. Vaikai, čia yra beje klausimai iš tyrimo paimti, jų vaikų buvo klausima, kaip jie mano, kaip jie jaučia. Ar tėvai nori, kad jisai sportuotų arba jinai, ar tėvai skiria laiko, kad išmokytų vaikus kažkada kieme spardyti kamuolį, mesti krepšį, gal kažkokių kitokių žaidimų. Ir kitas faktorius, ar tėvai sportuoja kartu. Tai kuo labiau vaikai čia sakė, kad taip labai taip jaučiu, tuo didesnis buvo ir jų fizinis aktyvumas. Ir kuo mažiau jie palaikymo jautė, tuo jie buvo pasyvesni ir sėslesni. Ir taip, yra žinoma, kad jeigu vaikai yra aktyvūs, tai dažniausiai ir tėvai bus aktyvūs, nes ateina šeimos modelis, bet va šitie faktoriai, tas jaučiamas palaikymas yra svarbiau. Toliau, kaip pagerinti jaunimo mitybos įpročius. Ir vėlgi čia mes vėl atsiremiame į šeimą, šeimos vaidmenį ir tėvų vaidmenį, nes ypač kai yra vaikai maži, tėvai yra tarsi vartų sargas, kuris kontroliuoja, kas patenka į namus, į virtuvę ir ant stalo. Tėvai nusprendžia, kas bus patiekta, vaikai turėtų turėti teisę pasirinkti, kas iš tų patiekalų šiandien keliaus jau į pilvą. Ne, čia taip, jeigu tokios idealios sąlygos būtų, mes ten bandom kaip išeina, bet yra labai viena gera taisyklė, aš pati ją stengiuosi vadovautis, taikyti namuose, jeigu kažkoks maistas namuose yra, jis bus suvalgytas. Bus namie sausainių ir saldainių, jis suvalgys. Vaikai, mama, tėtė, brolis, sesė, kartais šuo, jeigu labradoras. Jeigu namie yra obuolių, vaisių, daržovių, kitų produktų, jie galų gale irgi bus suvalgyti. Nenoriu pasakyti, kad negalima niekada parsinešti kažko skanaus namo, bet jeigu mūsų tikslas yra formuoti vaikų sveiką mitybą, sveikas maistas turi būti lengvai prieinamas namuose. Ant akių virtuvėje turi būti vaisiai, sveiki užkandžiai, bet ne saldainiai, ne šokoladas ir ne dar kažkas. Ir kai irgi iš patirties pasakysiu, kai močiutė laksto paskui mano vaiką, jisai nieko nevalgo, aš sakau, jūs ką tik jam bandelę sumaitinot. Normalu, kad jisai nieko nevalgo, nes vaikai turi įgimtą alkio ir sotumo jausmą. Jie jaučia, jeigu jie yra pavalgę, nepriklausomai nuo to, ar tai yra saldainiai, ar mamos garintas kotletas, ar ne, bet jie yra pavalgę, jie yra pilni, jie savo kalorijų poreikį patenkino ir nepriklausomai nuo to, ar tas maistas buvo sveikas ar ne, jie yra sotus. Ir tai yra normalu ir, sakyčiau, tada tokiu atveju nereikia jų versti. Kai aš laukiausi savo sūnaus, kuriam dabar 10 metų, man labai strigo viena taisyklė, kurią mums pasakė, aš po šiai dienai ją vadovaujasi, nė vienas vaikas savo norų badu nenusimarins. Dėl to už mamytę, už tėvelį, už šuniuką, už kačiuką iš tikrųjų nereikėtų daryti. Mums reikėtų pasirūpinti tik tai, kad namie visada būtų šviežio, sveiko maisto ir vaikas galėtų tada, kai yra alkanas, ateiti ir pavalgyti. Normalu, kad šeimoje egzistuoja ritmas, laikui bėgant jis prie jo prisitaiko, bet reikia stengtis išlaikyti tuos natūralius dalykus dėl to, kad kai mes užaugame, visi šitie dalykai, kurias mes atsinešame, jie atkeliauja su mumis į suaugusių pasaulį.
mes išmokstame ramintis maistu vaikystėje, nes gavau 10, man nupirko saldainį, o kad neverkčiau, davė bandutę ar dar kažką. Ir suaugę mes vėlgi stresinė bloga situacija, mes kažką krimst. Arba lygiai taip pat su klientėm dirbant sakau, kodėl tu tiek daug valgai. Tarkim, ne svorio metimas. Sako, nes reikia viską suvalgyti lėkštėje. Aš taip labai trumpinu pokalbius ir nekur turiu. Jeigu mes vaikui liepiame viską suvalgyti, suaugęs žmogus, jis yra išmokęs, kad negalima maisto palikti lėkštėje, nepriklausomai nuo to, ar tu esi pavalgęs. Ne? Jeigu kažkam šitos mintis kabina ir norisi pasidomėti giliau, galite pasiieškoti informacijos apie intuityvų valgymą. Tikrai labai rekomenduoju, bet važiuojame toliau. Ką daryti su paaugliais ir jų miegu? Čia, taip, jeigu bendrom taisyklėm vadovaujantis, tai čia galioja ir senam, ir jaunam, būtinas režimas miego pastovus, tam skirta aplinka, kuri turi būti vėsi, tyli, rami, vengti ekranų prieš miegą ir turėti miego ritualą. Kas atsitinka su paaugliais? Su paaugliais yra šiokių tokių bėdų, nes natūraliai jų cirkadinis ritmas, kada mes einame miegoti natūraliai ir kada keliamės, slenkasi į priekį. Ir paaugliui kartais pasakyti miegoti eik 9 yra tas pats, kas suaugusiam žmogui pasakyti eik miegoti 6. Tai pasižiūrės ir sakys kuku, ar ne? Bet mes gyvenam tokioje visuomenėje, kur pamokos, darbai prasideda 8, duok dieve pusę 9, tad tenka taikytis prie to, kas yra. Kodėl yra labai svarbus miego režimas? Kas esat keliavę toliau kažkur, turbūt puikiai žinote tą jetlagą. Išvažiuojat 4, 5, 6 ir daugiau laiko juostų, grįžti būna labai sunku. Yra reiškinys, kuris yra vadinamas socialiniu jetlagu ir jisai nutinka pas daugelį kiekvieną savaitgalį. Penktadienio vakaras, galim atsipūsti, ilgai panaktinėjom, šeštadienį pamiegam, normalu, kad vakare nebenorime eiti anksti miegoti, panaktinėjom dar ilgiau, sekmadienį dar vėliau atsikeliam, vakare reikia eiti miegoti, bet mes nenorim, nes mes ką tik iki pietų išmiegojom, tai vėl užsinaktinėjom, o pirmadienio rytas tai atėjo keltis, tai 6, miego nebėra ir pirmadienis. Dėl to turbūt ir tie anekdotai visi apie pirmadienį iš ten ir atėjo. Ne? Ir dar yra labai vienas įdomus reiškinys, nesugalvoju kaip lietuviškai labai gražiai pasakyti, tai yra revenge bedtime procrastination. Tai turbūt būtų taip skrolinimas vakarais iš keršto. Aš manau, kad jis yra būdingas didžiai daugumai suaugusių, daliai paauglių, ko gero, irgi apie ką šitas reiškinys yra. Kai mes visą dieną esame darbuose, galbūt klausom kažkieno nurodymų, darom ne visada tą, ką norime, grįžtam vakare pavargę, tai va šitas momentas, vakare pakristi lovą su telefonu, yra tarsi vidinis kerštas prieš visos dienos problemas. Va dabar tai atsipalaiduosiu ir jūs visi man nepaaiškinsit. Taip, jeigu labai grubiai ir buitiškai pasakys, ar ne? Ką vaikai daro vakarai su telefonais, jie labai dažnai bendrauja, jie susirašinėja, bet kuriuo atveju reikėtų stengtis idealiu atveju 2-3 valandas prieš miegą vengti ekranų ir mėlynos šviesos, nes tai stabdo miego hormono melatonino išsiskyrimą. Melatoninas nepadeda miegoti, jisai padeda užmigti. Tai yra signalas smegenims, kad opa, tamsu, atėjo laikas, išsijungiam. Bet jeigu mes turime mėlyną intensyvę šviesą, tas procesas yra stabdomas ir kai mes išjungiam tos ekranus, gulim atmerktom akim ir skaičiuojam avytės. Dar kas yra su ekranais ir medijom prieš miegą, jos labai surenka mūsų dėmesį ir įaudrina simpatinę nervų sistemą. Reiškia, mums reikia pažiūrėti dar vieną postą, praskrolinti dar vieną kartą, o gal kažkas pasakė kažką, gal kažkas pakomentavo, mes esam pastoviai įaudrintom emocijai. Ir tada mums yra labai sunku nusiraminti ir užmigti. Dėl to reikėtų šito vengti kiek įmanoma ir tikrai labai padeda ritualai. Jeigu kiekvieną vakarą nuo tam tikro laiko mes pradedame valytis dantis, galbūt visi kartu išgeriam arbatos, galbūt paskaitom knygą, kiekvienu atveju tai gali būti kiekvienoje šeimoje labai individualūs ir skirtingi dalykai, bet jie tikrai labai padeda užkurti tą procesą, kad jau tuoj, mes jau tuoj eisime miegoti
ir nusiraminti. Ir dar yra vienas labai momentas fainas, kurį aš pastebėjau su savo vaiku. Jisai sako, žinai, mama, čia po kokios savaitės kariavimo, kad 8:30 tu man guli lovai, kaip senais gerais laikais, prieš panoramą, po labanakt vaikučiai. Mama, žinai, aš šiandien gal norėčiau laiku nueit miegot. O kodėl? Taip gera būti išsimiegojus, kai ryte žvalus nubundi, sako, tokia diena šiandien gera. Tai kai jie pajunta, bet reikia vaikams, suaugusiems taip pat, reikia leisti pajausti gero įpročio teikiamą naudą ir tada tikėtina, kad palengva užsikurs procesas. Taip, apie miegą ir kaip tvarkytis su stresu. Esminis dalykas yra bendravimas. Bendravimas su šeima, bendravimas su tėvais, su draugais, nes kai žmogus yra vienas su savo problemom ar netgi tais pačiais džiaugsmais, jam yra labai sunku, nes žmogus yra sociali būtybė ir jisai labai nori dalintis. Toliau, lygiai taip pat puikiai su stresu padeda tvarkytis fizinis aktyvumas, nes streso metu pakyla ir gliukozės kiekis kraujyje ir viską, ir fizinis aktyvumas padeda visą tai iškūrenti ir išdengti, nes stresas yra atsakas į kažkokią, jeigu taip žiūrėti retrospektyviai, retrospektyviai, tai jeigu sėdim kokiuose džiunglėse, esam mažas gyvūnėlis, pamatom liūtą, stresinis dirgiklis, atsakas, pakyla spaudimas, pakyla kraujospūdis, pakyla gliukozės, taiga didelis pliūpsnis energijos, dedam į kojas, pabėgam, šitas stresas nieko blogo. Okay, tai dėl to fizinis krūvis mums yra labai gerai, nes padeda iškūrenti visą tai, ką stresas užkūrė mūsų organizme. Kokybiškas miegas, kaip jau minėjau, padeda su to tvarkytis, subalansuota mityba ir norėčiau šiek tiek plačiau pakalbėti apie auginančią mąstyseną, kas angliškai yra growth mindset. Vėlgi tiek suaugusiems, tiek vaikams, kai mums kažkas nepasiseka, mes turime du būdus reaguoti. Sakyti, šakės, viskas. Labanakt išeinu. Nepaėjo, nepavyko, juoda arba balta. Arba man labai gerai pasisekė ir aš esu čempionas, arba aš susimoviau ir aš lendu po lapais. Ne. Čia yra viskas arba nieko ir su šitokiu požiūriu toli nevažiuojam. Kas yra auginanti mąstysena? Tai yra gebėjimas iš klaidų mokytis ir į nesėkmę žiūrėti kaip į grįžtamąjį ryšį ir tikėjimas, kad labai pasistengus, įdėjus pastangų, noro, pavyks. Tai jeigu man kažkas nepasisekė, aš atsitraukiu ir žiūriu, kodėl nepasisekė, ką aš galėčiau kitą kartą padaryti kitaip. Aha, šitas buvo blogai, šitas buvo gerai, čia pakeičiu, čia dadedu ir važiuojam toliau. Ir tokiu būdu įveikti gyvenimiškas bet kokias situacijas yra žymiai lengviau ir mes nesijaučiame pastovus pralaimėtojai. O situacijų, kada nepasiseka, būna visiems. Ir dar labai svarbu yra buvimas gamtoje. Jokiais šiandien ryte irgi atsikėliau, biškį neišmiegojęs, nes iš vakaro stresavau lengvai, nes čia šiandien pristatymas, ar aš viską prisiminsiu ir ką čia daryti. Ir jau, ojojojojoj, galvoju, Ieva, ką tu darai? Batai, kepurė, pilauką, pusę valandas nugalvoju, tai veikia tie mano vaistai ar neveikia, čia dabar tas grynas oras, gamta, upė šalia, neveikia, reikės ilgiau arba stresas per didelis. Po pusės valandas tik cik, ir paleido. Ir nuėjo. Ir nesakau, kad aš nebesijaudinau, bet tai tikrai labai padeda ir paskui vėliau, šiek tiek dar pamatysit, netgi vaikai tą supranta, jie nori pasivaikščioti lauke ir pabūti, nes tai juos ramina. Taigi dar kartelį, kaip tą jaunąją kartą įtraukti į sveiką gyvenseną. Tiek daug šneku, pabandysiu šiek tiek suvesti. Vienas labai paprastas dalykas. Tiek vaikai, tiek paaugliai, suaugę irgi labai noriai daro tai, kas yra smagu ir kas jiems patinka. Dėl to aš tikrai siūlau bandyti pradėti daryti pokyčius būtent nuo fizinio aktyvumo, nes tai yra vieta, kur gali būti smagu. Brokolį valgyti gal yra ne taip smagu, kaip išvaryti kiemą su draugais padūkti. Gal šiek tiek subjektyvu, bet aš taip linkus manyti, kad taip ir yra. Taigi, kol vaikai yra maži, yra labai viena paprasta taisyklė, kad vaikystė būna arba švari, arba laiminga. Tai žinokit, mano vaikas yra turbūt laimingiausias pasaulyje,
o mano skalbenkė turi daugiausia darbo. Bet leiskite vaikams laisvai žaisti gamtoj, nestabdykit jų, leiskit lipti, griūti, ištaškyti balą, įsiropšti medį, gal ir iš jo truputėlį iškristi, nesiūlau iš 4 metrų, bet nuo pusmetrio šakos išmoks nukris, po to man šūkteli, mama, viskas ok, aš darželį išmokau, iš medžio krist. Gerai, kad išmokai. Ne, tai kuo jie bus drąsesni, kuo jie bus imlesni, kuo jie mažiau bijos, tuo jie bus aktyvesni ir kai užaugs. Kai vaikai paauga, jau galima bandyti duoti jiems išbandyti kuo daugiau įvairių dalykų. Tai gali būti įvairūs būreliai, tai gali būti prasidėti sporto šakos, ankstyva specializacija nėra rekomenduojama, ypač su asimetriniam sporto šakom, tai tenisas, badmintonas ir visa kita, bet iš esmės klauskit vaikų, ko jie norėtų ir klauskit vaikų, kas jiems patinka, nes jie labai dažnai žino atsakymą ir gali jį pasakyti. Tai reikia paklausti ir išgirsti. Ką daryti, kai ta paauglystė užklumpa? Jeigu pamatą padėjom gerą, tęsiam tai, kas pradėta. Kaip ten su to pamatu bebūtų, atsiranda paauglystėje kiti motyvai ir dabar bent jau tiek, kiek aš matau, tai laisvalaikis, beje, ne jokiais, laisvalaikis sporto klube labai populiarėja. Nes aš matau vaikus, nuo 14 vieni jie gali vaikščioti sporto klubą, bent jau Vilniui, kai kuriuose tai sėdė ant dviračių, mina ir plepa. Mano manimu, tai yra geriau negu, nežinau, veitant kažkur už kampo ir lygiai taip pat plepėt. Nu, tai labai baisų pavyzdį pasakiau, ar ne? Jie vaikšto ten būriais, jie vaikšto ten su draugais, jie vieni kitus įkvepia. Ir jie ten smagiai leidžia laiko, jeigu sutinka gerą trenerį, tai dar tas treneris ar trenerė tampa jiems ir idealu autoritetu, kuris veda juos tolyn kely. Ar ne? Tai drąsiai palaikom, jeigu vaikas sako, mama, nori sporto klubą, perkam abonementą, jeigu dar negalima, pasižiūrim, gal kažkoks treneris paims, pamokys ir tegul jie sportuoja. Nes jėgos pratimai vaikams yra būtini, nebijokit vaikams to leisti ir ypač mergaitėms. Mergaitėms tai yra labai būtina, dėl to, kad kaulinė masė, kaulų tankis formuojasi grubiai, jeigu nesumeluosiu, netoli iki 30 ir kuo daugiau jos va šitoj kauliniai banko sąskaitoj užkaups, tuo mažesnė vėliau suaugus senatvėj osteoporozės rizika. Ne? O kaulų tankiai jėgos treniruotės. Ir dabar pati smagiausia dalis, man beruošiant šitą prezentaciją, labai patiko, aš visada mėgstu, sakant, pačio kaltininko paklausti, tai ką tau daryti. Aš kažkada vaiko savo paklausiau, klausyk, Eimantai, tu man pasakyk, kaip vaikams padaryti, kad vaikai valgytų sveikai. Pasidėjo, sako, ką vaikai mama mėgsta labiausiai? Sakau, nežinau, čipsus gal? Ne, mama, hamburgerius. Tai žiūrėk, į hamburgerį, sako, skaniausias hamburgeris yra bandelė, mano prisimint, kečupas, sūris, ten ta mėsytė ir bandutė. Sako, tegul įsideda daržovę vieną. Tokia, kur mėgsta. Žiūrėk, jau valgo hamburgerį su daržovė. Po kurio laiko tų daržovių daugėja. Po kurio laiko dingsta bandelė. Žiūrėk, vieną dieną jis to valgys salotas. Tikrai, aš jam tų žodžių lūpas neįdėjau. Jisai, aišku, auga atitinkamai aplinkoje, bet sugalvojo pats. Taigi, aš vaikams uždaviau štai tokį labai ilgą ir paprastą klausimą. Nesakiau, kodėl aš tą darau, nebandžiau paaiškinti, norėjau iš jų kuo tokio organiškesnio atsakymo, nors galvoju, reikėjo pasakyti, kad lietuvių mokytojai parodysiu. Galbūt tai biškį lengviau buvo šifruoti. Ir kas juos motyvuoja? Lankyti, sportuoti. Tie, kas sportuoja, motyvuoja tėvai. Kodėl jie kažką daro? Kažkas sportuoja stalo tenisą dėl to, kad ten nereikia labai daug stengtis, bet tai yra judesys. Tai yra koordinacija, tai yra buvimas su draugais, tai yra buvimas sveikoje aplinkoje. Kažkas nori regbį, kažkam tiesiog patinka, kažką įkvepia, pusbrolis yra šeima, kažkas jau sugeba suvokti sporto teikiamą naudą kūnui, kažką motyvuoja konkurencija, noras varžytis, kažkas nori išmokti apsiginti, kažką atsiveda draugai. Va čia beje ta vieta, jeigu pažiūrėsit viršutiniam kampe, kur aš sakau, klauskit vaikų, ko jie nori. Tai yra mergaitė, kuri jau nebe 1 metus lanko šokius, šitos šokius, ir jinai ne vieną kartą man sakė, kad aš labai noriu badmintoną žaisti. Aš taip noriu žaisti badmintoną, o man liepia eiti šokius.
Sakau, tu mamai sakei, aš sakiau, bet jis sako, tu dar pabandyk pašokti, nes jinai eina į šokius ten, kur eina ir tėvai. Okay? Tai čia yra vienas iš tokių, kažkas nori plaukti, nes jam tiesiog patinka būti po vandeniu. Čia apie streso valdymą. Jie patinka sportuoti, nes jie gali užsimiršti. Jie negalvoja apie tas dienos, kas sutiko, kas suparino, kas kažką ką pasakė, ar koks kontrolinis rytoj laukia. Kas dar čia? Kažkas nori kietai atrodyti, kažkam smagu. Labai dažnai kartojasi žodis patinka, smagu, sportuoju, nes atvedė tėvai, arba sportuoja mano tėvai, arba aš atėjau su drauge arba draugu ir man tas faina. Taip pat dar yra vienas, kur galvoju, va, ten viršai. Liepiau daryti anonimiškai, bet jau čia pasirašė, sakė, net susigrūdina atsakinėdamas, įkvepia ir žymus kažkokios sporto srities žmonės, sportininkai, kurias tai vaikai nori būti panašus, nori būti lygiuotis. Ir kai vaikas atranda tai, kas jam patinka, jisai tą daro noriai. Kaip minėjau, kai mažėja tėvų įtaka ir didėja draugų įtaka viršutiniam kairiam kampe, kai ima motyvuoti klasioko fleksas, tai čia yra šitas. Ne? Tai jeigu norit būti toks pat kietas ir gražus, kaip mano draugai, aš galbūt irgi eisiu daryti tą patį, ką daro mano draugai. Teigiama draugų įtaka. Kas čia dar? Kažkas nenori būti plonas, kažkas dėl geros nuotaikos, kažką adrenalinas veža, kažką tėtis nuvedė palaiko ir tas vaikas kickboksina jau 4 metus. Čia atsiskleidžia, kadangi apklausa labai nereprezentatyvi vienos mokyklos, tik tai, bet tai irgi yra bėda, vaikas norėtų kažką lankyti, bet jam nėra kur patogiai tą daryti. Tai nežinau, kaip Vilniuje, gal yra mažesnės bėdos, kitose miestuose gal tai gali būti aktualiau, bet tai irgi galimas variantas. Ką mes čia dar turim? Kažkas nori būti stipresnis, va, čia yra mėgstančių pasivaikščioti gryname ore. Kažkas norėtų šokti. Viena mergina man tik parašė, kad nenori nieko aktyvaus veikti pamokų, nes tingi. O tingi kodėl? Nes liepiau prašyti ir kodėl? Nes jaučiasi pernelyg pavargusi. Ir šitoje vietoje jau aš tada kaip mama arba tėtis arba dar kažkas sėsčiau ir žiūrėčiau kodėl. Ar nedamiega, ar nedavalgo, ar dar yra kažkokios bėdos, kodėl jinai jaučiasi vaikas, kuris yra, nu va čia vidurkis amžius yra nuo 12 iki 15 metų pastoviai pavargęs. Nu, čia jau reikėtų žiūrėti. Tai va, čia dar turim keletą labai gražių atsakymų. Kažkam nes faina, kažkam nes patinka, kažkas norėtų šunį vedžioti, kad šunį būtų geriau ir kartu jam pačiam. Tai aš labai norėčiau iš viso šito dalyko, kad jūs išsineštumėt vieną žinutę. Stenkitės daryti pokyčius ten, kur tą dieną galite, kad aplankytų maža nedidelė sėkmė ir nuo jos prasidėtų labai ilgas ir gražus pokyčių ratas sveikos gyvensenos link. Ačiū už dėmesį ir ačiū už dėmesį. Kas sekantis? Tu? Dar ne.